Sveiki, Vilniaus knygų mugė jau čia pat. Tikimės, kad jo šiųmetis šūkis "Čia knygų erdvė, prisijung" ir turtinga programa įkvėps jūs ją aplankyti. Gyvendami mugės nuotaiką šią savaitę siūlome pasižvalgyti po gausų renginių kalendorių, kartu su Luku Devita pakeliauti po roko muzikos pasaulį, o įkvėpti jo melodijos ir garsų leistis į dar neatrastas knygų pasaulio gelmes. Ankstesnėse savo laidose kalbėjome apie mugės svečius ir knygų lentynos naujienas, o šį kartą apžvelgsime renginius ir kitas įdomybės, kurias galėsite aplankyti bei pamatyti knygų mugėje. Šiemet kiekvienas iš mūsų galės tapti Vilniaus knygų mugės veidu. Nepamirškite atsinešti jums patinkančią knygą, mugės metu nusifotografuoti su ja, o organizatoriai atspausdins plakatą, kurį vėliau galėsite pasiimti namo. Knygos kino salė, kaip ir kasmet, siūlo turtingą programą. Miegančių drugelių tvirtovė, Nežinoma planeta, Alchemikas, pokalbiai su Koelio, Sigitas Geda, Žiema Stokholme, animacinių filmų programa mažiausiams žiūrovams ir jų tėveliams. Ir tai tik nedidelė kino meno dalis, su kuria galėsite susipažinti mugės metu. Visi vaikai sekmadienį yra kviečiami pašėlti kartu su Džeronimu Stiltonu. Sužinosite, ką veikia Džeronimas Stiltonas, ką mėgsta ir iš kokios salos jis atkeliavo. Kartu su vaikų pamėgtų herojumi galėsite paskaityti ištraukų iš jo knygų, pažaisti bei kitaip pašėlti su šauniuoju peliuku. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka šiemet pristato daug įdomių renginių. Vienas jų gražia tradicija jau tapę metų knygos rinkimų laimėtojų apdovanojimai. Šiemet bus apdovanotos ne tik geriausios vaikų, paauglių bei suaugusiųjų, bet ir poezijos knygos. Kasgi sužavėjo mūsų širdis, sužinosime jau artėjantį sekmadienį. Biblioteka kviečia į pasimatymą su Kristina Gudonyte, kuri nenori būti suaugusi, galbūt todėl rašo puikias knygas paaugliams, kuriuose daug dėmesio skiriama meilei ir amžinybei. Taip pat nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia dalyvauti renginyje, skirtame pristatyti leidinį Tomas Venclova bibliografijos rodyklė. Susitikime dalyvaus ir pats poetas. Plačiau apie šį unikalų leidinį mūsų rubrikoje Savaitės reportažas. Poetas tobulina kalbą. Tai yra, jis kalbą kondensuoja, apvalo, sukoncentruoja. O kalba yra žmogaus pagrindinis bruožas, kuris skiria žmogų nuo gyvulių pasaulio. Ir kuo tobulesnė kalba, tuo daugiau žmoguje žmogiškumo. Jis, taip sakant, žmogus pakyla į aukštesnį plėtotės laipsnį. Ir tai yra vienas iš svarbiausių poeto uždavinių, kuris taip pat turi ryšio su šito poeto pasinėrimu į istorijos, į visuomenės būtį. Būtent taip apie savo ir kitų bendražygių misiją mąsto vienas iškiliausių mūsų tautos intelektualų, poetas, vertėjas, literatūrologas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Tomas Venclova. O tai, kad šių metų sausio mėnesį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė ir išleido šio Jungtinėse valstijose gyvenančio ir dirbančio profesoriaus kūrybos bibliografijos sąvadą, yra reikšmingas įvykis ne tik literatūriniu, bet ir visuomeniniu aspektu, ypač svarbus literatūros bei istorijos puoselėtojams ir tyrėjams, žinoma ir pačiai nacionaliniai bibliotekai. Manau, kad Tomas Venclova yra ištisas žemynas lietuvių kultūroje su įvairiom aukštumom, lygumom, gilumom ir netaip lengva jame ir susigaudyti. Tai bibliografija yra ir žemėlapis, ir kompasas įeiti į šitą žemyną. Tai, kad Tomo Venclovos bibliografiją ėmėsi sudaryti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, pasak vienos iš leidinio sudarytojų Jolantos Budriūnienės, yra natūralus, beveik 20 mečius trukęs nuoširdus ir nuoseklus bendradarbiavimas su pačiu autoriumi. Tada, kai jau radosi galimybė siųsti į Lietuvą laisvojo pasaulio spaudą, Tomas Venclova tuo iš karto pasinaudojo ir į nacionalinę biblioteką nuo pat nepriklausomybės pradžios ėmė ateiti siuntiniai su Venclovos kūrybos knygomis, su jo vertimais, su publikacijomis atskiruose periodiniuose leidiniuose. Ir tokiu būdu pamažėl kaupėsi toks išsamus rinkinys. Vėliau jis tapo Tomo Venclovos asmeninė biblioteka. Ir štai ši biblioteka ir buvo pagrindas nacionaliniai bibliotekai rengti jo darbų sąvadą, jo bibliografiją.
Taigi Tomas Venclova ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių pirmiausiai puikiai įvertintas kaip poetas, kurio intelektualioji poezija paskelbta daugiau nei 20 kalbų. Būtent visa šio poetinio žodžio raida matyti pirmojoje minėtos bibliografijos dalyje Tomo Venclovos kūryba. Čia rasime ir poeto literatūros kritikos darbų, originaliai kūrybai tolygių vertimų, recenzijų, straipsnių rašyto įvairiomis kalbomis. Kaip žinia, nemažiau reikšminga Tomo Venclovos ir visuomeninė veikla, didelis indėlis į politinę ir literatūrinę eseistiką, bendradarbiavimas su garsiais pasaulio intelektualais, literatūros autoritetais ar visuomenės veikėjais ir disidentais. Daug vietos Tomo Venclovos politinės bei visuomeninės veiklos apžvalgai skirta antrojoje bibliografijos dalyje – literatūra apie Tomą Venclovą, kurioje pristatomos ir gausaus būrio lietuvių bei užsienio autorių mintys, vertimai, požiūris į jo darbus, kūrybos refleksijas. Taip pat knygoje rasime ir autoriaus susitikimų su garsiais lietuvių bei kitų šalių kūrėjais akimirkų užfiksuotų nuotraukose. Leidinyje publikuojamos ir asmenvardžių, leidimo vietų bei abėcėlinė eilėraščių rodyklės. Taigi Tomo Venclovos bibliografija tai gražus stabtelėjimas apžvelgiant vieno asmens išties turtingą kūrybinio kelio atkarpą, tam tikras pasididžiavimas savo tautos žmogumi tiek bibliografijos sudarytojams, tiek kiekvienam, kam rūpi ne tik literatūrinis paveldas, bet ir bendražmogiškos tautinės vertybės. Visuomenės veikėjas, politikas, akademikas Leonidas Donskis pasidalijo mintimis apie knygą, kuri lydi jį nuo paauglystės ir kurioje kiekvieno gyvenimo etapu jis atranda vis kitokių dalykų. Kviečiame žiūrėti. Kokia yra ta viena knyga, kurią pasimčiau negyvenamą salą ir matyti, su kuria galėčiau nesiskirti, tai yra Don Kichotas. Tai yra Migelio Cervanteso Don Kichotas, kadangi mano manimu tai yra kaip ir Biblija knyga, kurią gali skaityti nuolatos ir kiekvieną kartą tu ją skaitysi vis kitaip. Nes būsi pasikeitęs tu pats, tavo amžius, tavo patirtis ir tu kitaip suvoksi viską. Draugystę, meilę, mirtį, visas didžiasias temas, kurios yra ten svarstomos. Aš pirmą kartą perskaičiau šią knygą būdamas kokių 12 metų ir man atrodo, kad nuo to karto aš ją skaičiau ne mažiau kaip 6-7 kartus. Dar labai įdomiai, abu tomus. 12 metų stulbino pasakojimo gale, tiesiog naratyvas, nuostabus pasakojimas. Vėliau jaunystės metais stulbino nuostabiai turtinga pati medžiaga, kultūrinė, istorinė, sugebėjimas atverti Ispanijos imperiją jos saulėlydžio epochoje. Bet dabar, kai esu augęs, subrendęs žmogus, tai be abejo suvokiu, kad tai yra nenusakoma grožio knyga apie draugystę, apie žmonių santykius ir apie, jeigu norite, labai tragišką situaciją, kada tu ne tiek myli savo laikotarpį, savo aplinką, kiek myli svajonę arba praeitį. Bet tu negali gyventi amžinai nei praeityje, nei svajonėje. Don Kichotas tai yra neįmanomybės romanas. Tai yra negalėjimo gyventi taip, kaip tu norėtum romanas.